Labas rytas. Na kągi. Paukščiai, da. Ap. Kągi. Oi, tuoj dabar pagalvosiu, kaip užkabinti tą pradžią, kad suprastų žmonės, kad aš nesu žmonėms, tautai priešas, lietuvių tautai priešas, kad nesu. Kaip reikia padaryti, įrodyti, įtikinti, kad dauguma žmonių pradėtų gerbti mane, mylėti mane, kaip žmogų, kaip fizinėme kūne gyvenančią sielą su tokia keista paskirtimi. Būti sielų gydytoja, sielų būdintoja, sąmonės praplėtimo vedlė, tokia griežta, tokia agresyvi ir tuo pačiu šilta, gera. Bet žmonės nebemoka jausti ir atskirti, kur yra tiesa, kur yra melas. Nebemokame mes. Kodėl? Todėl, kad tai yra informacinis karas. Ir mūsų vadinamoji genialioji viso pasaulio globaliai struktūros valdymas, jisai yra tiek įėjęs kartu su žmogaus DNR, ląstele, kiekvienu neuronu, tiek giliai į tą fizinį kūną, į protą, tiksliau į protą, kad žmogus net savanoriškai būna atsidavęs tam feodaliniam demokratijos struktūros valdymui ir visam tam informacijos srautui, kur mums buvo diegiama nuo darželio, tarkim, nuo gimimo. Namuose pradėjome eiti darželį, po to mokyklos, universitetai, darbo vietos ir iki pat šios dienos.
Realiai. Žiūrint pagal istoriją. Ar tai žiūrėsite indėnų istoriją? Ar tai žiūrėsite Jėzaus filmą? Ar tai žiūrėsite apie žiniuonius, raganius filmus? Istorija yra tokia, kuri kartojasi, kaip ir dabar kartojasi ir kartosis greičiausiai, tikrai greičiausiai, kad visi tie, kurie nešė tiesą, nešė žinią, žiniuoniai, viedimą, vėdų išę matį, žiniuonė, žinė, indėnai, pagonės, kurie gyveno, kaip man už nugaros yra gamta, kurie gyveno pagal gamtos dėsnius, pagal visatos dėsnius. Kurie indėnai nenorėjo paklausti Amerikos tam komfortui, jos išžudė. Jėzus kalbėjo ir sakė: žmonės, jūs nesuvokėte, ką darote ir kam jūs klaupėtės, kad jūs paskendę esate materijoje, kad vienas kitą jūs išduodate. Ir galiausiai jį irgi nužudo, bet padaro iš to dar pasaką, kad neva Jėzus išpirko visų žmonių nuodėmes ir to pasekoje atimdami, užblokuodami žmonių atsakomybę, nes jau jie giliai tikėjo, kad už juos jau už mumis viskas išpirkta. Ne. Raganas, žynės, žiniuonius žudydavo, degindavo. Ir tai buvo. Ir 21 amžiuje lygiai tas pats. Nes tiesa ir išmintis, meilė neparsiduoda. O tai, kas parsiduoda, ieškant neva žinių, parsiduoda. Tai yra iliuzija, tai yra išmislas, tai yra didinimas, tiksliau, proto virusas, didinimas proto viruso. Ir tiek. Ir to pasekoje, atrodo, gyvena žmonės ties protu, o čia, šalta. Čia yra. Tiesiog nėra meilės. Nėra tos meilės, netgi, pas daugelių, kai gimsta kūdikis. Labai mažai kas jaučia savo kūdikiu tą tokią mistinę sakralinę meilę. Tiesiog tą gležnumą, tą subtilumą. Ir jeigu prisimintumėm savus kūdikius, tarkim, mamos, kurios gimdė vaikus, aš prisimenu iki pačioliai savo sūnų žvelgdavau kaip į gležną, trapę būtybę, kuri atėjo į šį gyvenimą. Ir turiu prisimti atsakomybę. Tai ne lėlė, o tai yra gyvas organizmas. Tu turi prisimti atsakomybę, ką tu iš to žmogučio gimusio padarysi. Ar tu jam suteiksi sparnus, laisvai skristi per šį gyvenimą, vadovaudamas moralę, vertybėmis, širdimi. Ar tu tiesiog tą savo kūdikį, savo vaiką įpakuosi į feodalinį demokratinio struktūros valdymą ir padarysi jį biorobotu. Ir turint savo patirtį, kai aš gimiau, kai aš buvau maža mergaitė, matydama į šį pasaulį kitomis akimis, kad šis pasaulis serga. Bet jūs nesuprantate daugelis, kad jeigu aš sakau, kad serga, juk jūs netikit. Nes juk aš esu niekas. Aš nesu televizijoje. Aš neturiu didelių minių. Aš nieko neturiu, ne, tarkim.
juk jūs negirdėsite manęs. Tiesiog nes jūs manęs klausotės daugelis protų, bet ne širdimi, ne savo sielą. Ir turėdama tą patirtį, suprasdama, kad aš gimiau sergančiame pasaulyje, čia vat protų. Kai protas serga ir mūsų kūnas, ir mūsų siela, mes tampame savo kankiniai. Mes tampame vergai. Proto vergai. Ir va turėdama tą patirtį ir žvelgdama savo kūdikių akis, aš supratau, kad tai yra vienas iš mano didelių atsakomybių mano mikrokosmose, mini valstybėje. Kad išsaugotų mums mūsų laisvę, sielos laisvę, mano sielos laisvę, šito mano kūdikio laisvę. Ir kad šitie mano namai būtų laisvi, turintys didelę moralę, sąžinę, tiesą. Violeta, neverk. Tai kiek jūs atsimenat savo kūdikius, vaikus, kaip jūs auginote? Ar prisėmėt atsakomybę? Jeigu tada neprisimenėt, tada negalėjote. Tai kaip dabar elgiamės? Kaip mes elgiamės dabar, būdami suaugę? Niekada nėra vėlų pasikeisti. Niekada nėra vėlų atsibusti. Niekada nėra vėlų atverti savo širdį. Niekada nėra vėlų atsistoti ir sustoti. Sustoti bėgti. Sustoti kalbėtis protais. Ir tarkim, nėra tokio dalyko, tiksliau apie istoriją, ne? Kadangi istorija kartojasi, tada ir indėnus išžudė, Jėzų prikalė, raganas, žynius degindavo, galvas nukirsdavo. Ir žmonės niekada nepasimoko iš istorijos, nes jų protai užkrėsti dezinformacijomis, kur priima jas kaip už tiesą. Ir aš žinau, kad manęs niekas irgi daug kas net nepamils ir net nesistengiu, nes mano rožinių akinių senai nėra. Ir žiūrint istoriją, kai sakoma, jeigu tokias gvardijas indėnus išžudė, tai ir niekas nepasipriešino tam iš tų, kurie žudė. Tai tokia kaip ir mane gali nužudyti. Tarkim, aišku, ne dabar, aš taip, ką čia mane žudyčiau, juk aš esu niekas, bet aš žvelgiant iš istorinės pusės, kaip žiniuoniai, žyniai, vieduiši, matė, kaip jie yra neprileidžiami prie jūsų proto ir prie populiarumo, nes sistemoje dirbantys žmonės ir patys žmonės, jie darys viską, kad tik tai jie pasiliktų su savo kaukėmis, su savo kančia, su savo sielvartu. Nors iš kitos pusės jie labai norėtų atsikratyti tą sielą, tą kančią, skausmais, lygomis, bet jų protas neleidžia. Jų protas, jūsų protas daugeliams tiesiog neleidžia. Taip, kad aš esu labai rami ir labai atsakingai nors daugelims atrodo, kad visiškai neatsakingai, aš atlieku savo sielos misiją. Kaip ir aš, ir tu, žmogau, mes visi prieš mirtimis ateisime, bus tas teismas. O kai tu suvoki, kad bus teismas, ar tu gali juokauti tuo skirtų kažkokiu laiku gyvenant žemėje,
Ar gali tu juokauti, meluojant? Kai tu žinai, kad tu bus paskutinis teismas. Kai tu numirsi ir bus paskutinis teismas, tu negalėsi nieko pakeisti. Ar tu gali juokauti čia? Ne. Ne, tu negali juokauti. O kodėl mes sunykome? Kodėl daugelis žmonės sunyko ir tiesiog tapo tokie tuštukai? Na ir pasidalinsiu vėl, kaip penktadienį, spalio 3 kalbėjau apie lietuvių irgi istoriją. Kodėl mes sunykome? Todėl, kad mes praradome savo šaknis, pagoniškas šaknis, gamtos dėsnių, visatos dėsnių ir tą ryšį su jais šaknis. Ir mumis užkryžiavo ir įvedė į krikščionybę. Mums uždėjo, krikščioniai uždėjo daugelims religiją antrankius, protė ir viskas. Ir žmogus gyvena protu, nukirsdamas visą savo šaknis nuo širdies, nuo pirmųjų čakrų iki pat pėdų galiukų. Gyvename galva, o čia tuščia. Čia kaip sakoma, čia yra užmarinuota, užšaldyta. Jausmai, tiesiog protas. O žarnynas ir protas. Žmonės gyvena emocijomis. Ir protas yra su antrankiais, su dogmomis, su taisyklėmis. Ir čia gaunasi toksai kaip karas. Čia nėra jokio analitinio mąstymo, kritinio mąstymo. Emocijos, vienos smegenys. Ir protas, virusinis protas su antrankiais, kur dogmos, taisyklės ir viskas. Čia yra tuštuma, čia tuštuma. Ir iki pat nuo kaklo į žemę žmogus yra tiesiog kaip nukirsta galva. Jisai kaip atrodo turi kūną, bet jisai neturi kūno, nes kūnas yra išdavęs. Siela yra protas, ne siela, protas yra išdavęs protėvius. Ir priėmė krikštą, priėmė kryžių, krikščionybę. Žmonės kenčia. Paskendė sielvarte ir taip toliau. Taip kad pamils mane vienetai. Na, o dėl pamilimo, tarkim, sako, pirmiausia, tu turi žmogau išmokti mylėti save. Fanatiniai religiniai atstovai, jie visą laiką sako, kad tai yra pamilti priešą, tai yra tik tai sugebėjo Jėzus Kristus. Atsiminkit, Jėzus Kristus, jis nebuvo Dievas, jisai buvo žmogus. Kaip ir aš esu Kristus Violeta, šiame gyvenime duotų vardu Violeta. Kaip ir tu esi Kristus su savo vardu, tarkim, Kristus Aldona, Kristus Birutė, Kristus Dalia, Kristus Dainius, Kristus Ignas. Arba tu esi su to Kristus aš, to tyruoju šaltiniu, tiesioginiu šaltiniu. Arba tu esi biorobotas. Ir Jėzus Kristus yra vienas iš tų Kristų, kaip ir aš Kristus. Kristus aš. Tai žmogus, kuris nešė tiesą, bandė praplėsti žmonėms sąmonę. Bet religija, visa ta dinastija struktūros valdymo, jinai, kaip sakom, kas užsako muziką, kas moka už muziką, kas turi pinigų, tas ir valdo visą žmonių protais, visą žmoniją. O dėl
pamilimo, va, tas yra, jeigu nemylite savęs, jūs niekada nemylėsite kito, nes niekada atsiminkite. Jeigu jūs nemylite, negerbėte savo kūno, jeigu su juo jūs nekalbat, jeigu jūs jo neatsiprašote, jeigu jūs savo mini valstybėje, namuose jūs nemylite savo žmonių, su kuriais jūs gyvenate, jūs niekada nepamilsite nei manęs, nei svetimų žmonių. Tai yra tiesiog neįmanoma, nes jūs esate va ta vaikščiojanti galva, o čia yra tiesiog kažkur tai. Tas kūnas, va ties galva, kažkur tai. Nuvaikštote, bet ten kažkur tai. Ir jūs neįsivaizduojate, kad taip daugelis gyvena. Na, o kad jau pradėti bent jau gerbti mane, kas aš esu ir ant kiek yra svarbu man tavo siela, sielos laisvė, kaip ir manosios sielos laisvė, autentiškumas. Jūs paklauskite nuo vaikystės, su kuo aš gyvenau, kas aš esu ir kokia aš esu. Paklauskite jaunystėje, paskiau jau augant, brestant, gyvenant Lietuvoje, gyvenant Airijoje, su kuriais net baliavojau, su kuriais ir mušiausi, ir su kuriais viskas įvyko. Jūs paklauskite mano tų žmonių, su kuriais aš buvau pas kažką gyvenime, kas aš esu. Ir tada jūs suprasite, kas aš esu. Per 50 metų, kaip jūs galvojate, žmogiškumo garbė, ar aš esu užsitarnavusi? Iš savo pažįstamų, iš savo artimųjų. Jums tai reikia tik paklausti. Ir tiek. Kas aš esu? O visa kita, jeigu tenais bandote lygiuotis į diplomatus, arba bandote nurašyti dėl keiksmažodžio. Tai va to istorijoje, kai sakoma, tikri lietuviai buvo kariai, buvo rimti kariai. Tai mano keiksmažodžiai tai yra žirgas ir kalavijas. Jums per galvas taip pravažiuoti, kad išmuštų jumise saugikliai, tos dogmos visos, tos taisyklės, tas primetimas. Ir dar kartą juk daugelis net mano video, kaip net nežiūri. Nueikit pasižiūrėkit, buvo žodis. Kas yra žodis? Kas yra žodis belt ir blet? Kodėl iš žodžio vieno padaro belt, tarkim, angliškas kaip diržas, o kodėl blet iš žodžio padarytas keiksmažodis? Tiesiog jūs gilinkitės analizuodami, kodėl vat vienas yra neva geras, o kitas žodis yra blogas. Kodėl? O todėl, kad va, yra antrankiai ant proto. Ir tiesiog jums jau kas įdiegia tai, kaip programa. Ir jūsų tas virusas. Programa tai virusas. Viskas yra programa iš viso aplamai. Kas yra mūsų sistemos struktūros kaip žinia, tai yra tiesiog virusas. Vienas kitas, viena kita momentinė kokia mini dalelė yra, kažką tai atitinka. Bet bendroj formoj tai yra bendras vienas didelis virusas. Tai va, taip, kad norėdami gerbti kitą, pirmiausia gerbėme save ir mylime save, o prieš nuteisdami mane, geriau paklauskite mano visų, kurie gyvenime su kom prasilenkiau, kas aš esu per žmogus. Ir aš nežinau, gal gyvenime sakoma, metai, 2, 5, gal 10 metų, gal aš tapsiu kažkom tai, kažkom tai žymesnė, tarkim. Ir jau būsiu dar daugiau užsirekomendavus to žmogiškumo, garbingumo vardo, kaip žmogus. Tai dažniausiai bus žmonės visokių gali užduoti klausimų, taip kad sakau, aš kai pradėjau
save narplioti ir kai pradėjau daryti savo pirmosius video nuo 20 metų, aš visas kortas, visas savo nuodėmes, viską tiesiog esu padėjus ant stalo, jūs ten galit kapstyti, jų nei vienos skeleto nerasit. Jūs netgi dėl keiksmažodžių jūs man galėtumėt sakyti, keikės, burliojus, atrodo įžeidinėjai žmonės, aš ne žmonės įžeidinėjai. Aš važiuoju jums per protą, tai yra du skirtingi dalykai. O taip kaip jūs priimate, taip kaip įžeidimą, ar aš kalta. Taip pat kaip jūs, ar aš kalta, kad jūs šūdą, melą perkate ir paskiau to šūdu, melu dalinatės, ar aš kalta. Ar man reikia įrodyti, kad tai šūdą melą nusipirkote ir jūs paskiau jį skleidžiate, ar kaip reikia įrodyti? Man numirti, ką man reikėtų išversti smegenis ar liežuvį, kad jūs ten išnarpliontumėte ir atrastumėt, ne va, čia tiesa. Ne, tiesa yra sąmonėje, širdyje ir veikime, kaip tu bendrai veiki. Tai va, tie yra žmonės, turėdami viduj tame prote defektų ir paskendę iliuzijoje, tame, kas viskas už pinigus perkama. Jūs perkate manipulacijas ir tiek, daugiau nieko. Jūs perkate antrankius, jūs perkate pasirinkimą, savanorišką vergystę informacijai. Ir jokios laisvės, vat kaip paukščiai virš skrenda, jokios laisvės. Tai vat. Taip kad, kas norės gelbėti savo sielą, tas mane išgirs. Kas nenorės, tvirtai, griežtai pasakau, laisvė papūgoms, laisvė pasirinkimams. Prašau, durys atviros į manipulacijas, į melo kupolą. Prašau. Ir dar nepabaigiau, apie keiksmažodžius, žinote, kai sakoma, jeigu vėl atras, sakys, tu keikės, tu įžeidinėjai, ne, mėliai. Dabar atsistokite nors vienas ir pasakykite asmeniškai, ką aš pasiunčiau, nahui, ką aš užgauliojau, ką aš išvadinau blogais, negražiais žodžiais, ką. Kad aš bendrai kalbu, tai yra dar kartą pasikartosiu. Aš esu karė, griežta, suvokianti, kaip žmonės funkcionuoja, kur žmonės skęsta, kur žmonės įsikabinę laikosi. Tai mano keiksmai, tai yra vaistai. Keiksmai tai yra mano žirgas, raitelis ir kardas, kalavijas. Kad išmušiau aš jums iš proto tas dogmas, taisyklės, įsitikinimus, kariavimus, tą smurtavimą, tą kritiką, tą teisimą kitam, sau ir kitam. Tai yra tai. O visa kita. Sako, kai išmuši saugiklius, ir sakai, o gal dabar pasikalbam, padušam, iš dūšios. Paranalizuokime istoriją mūsų, va tiek, kiek mes dabar pragyvenome, kas pasikeitė į gerą. Ir davai pradėkime dėlioti faktus. Be jokių religijų nėra religijų, mes esame pagonės. Mes dėliosime faktus pagal gamtos dėsnius ir pagal problemų sprendimo būdus. Jokios religijos,
jokios krikščionybės. Atsikrikštykit. Nereikia, sako, nevaikščiokit. Nevaikščiokit ten, kur ten jūs nerasite tiesos. Susėsim prie bendro laužo, ant Šatrijos kalno ar ant kažko tai ir va, tiesiog be jokių dogmų, be jokių taisyklių, tuščia galva. Tik tai širdis. Tik tai širdis. Tik tai tas nežinojimas, va, ateina nežiniukas ir laisva siela, dūšia. Suvokiant, davai chebra, žmonės, broliai, seseris, gal darom kažką tai. Jau viskas darom. Nu. Norėčiau sutikti tokią šutvę, kurie nemanipuliuoja tavimi. Norėčiau. Bet dar iki pačioliai nesutikau. O gal ir vyksta tas procesas, kur kažkas tai kažkur tai mane biški seka, paskiau ten kitą seka. O gal kažkas tai kaip pagal dangaus visą kažkokį paslaptingą planą, gal jau ir vyksta va tas rūšiavimas vėl va tų tam tinkamų lyderių. Vat kas vyksta tenais būna, ar ateina pas Janutienę, ar pas Gorienę, ar pas Lėkštutę, ar vat, aš esu, ar yra kiti, gal vat dangaus dabar užmojas, vat lyderiai, vat tie kariai, dvasios kariai, kurie gyveno prieš daug šimtmečių, kurie buvo lietuviai ir žemaičiai, nesvarbu, vat, žmonės. Jie va dabar skirtingai visi mes atliekam savo funkcijas. Ir to pasakoje, ar jūs žinote, tarkim, aš tai suvokiu, kad aš esu stebima dangaus ir stebima tavo akių. Aš tai suvokiu ir aš tai atlieku egzaminą. Nes aš nežinau, gal mano rytoj bus paskutinė diena gyvenimo ir aš laikysiu egzaminą, kaip aš pragyvenau ir ką aš pasakiau. O nežinau, ar kiti lyderiai, ar ten žurnalistai, kurie daro, ar jie žino, kad jie yra stebimi to Kristaus energija, dieviška energija. Tu gimei žmogau čia, atitaisyti tiesą, išmesti visas dogmas, išmesti ir atsijungti nuo to, nuo bet kokios religinės sektos, kultūros, kuri žudė žmonės, degino kaimus, šaudė, lageriai ir visa kita. Tai va, ar tie visi lyderiai, kurie kalba gražiai, jie žino, kad jie yra stebimi dvasių, dangaus. Ir va, dangus, ane, va, subtilus pasaulis, mes ateiname iš čia, gimstame į fizinį kūną, atlikti vaidmenį, atitaisyti teisingumą. Pagal moralę, pagal etiką, pagal dieviškąjį kūno paveikslą, su savo Kristus, aš, Violeta, Kristus, tu, Aldona, Kristus, tu, Dalia, Zita, Petrutė, Zigmas, Lina, Dainora, Kazys, ten, Žilvinas, bet kas, Kristus aš, ane mes va čia, Kristus aš, arba robotas aš. Gimstame iš subtilios energijos į tankę formą ir tankiai formą palieka, eina atlikti egzaminą, ką tu nuveikiai čia žemėje, žmogau. Tai va, gimimas, mirtis, egzaminas, gimimas, užduoties vykdymas, egzaminas, ar tu jį atlaikėjai. Turėdant
turint tamsą ir šviesą, gėrį ir blogį, teigiamas ir neigiamas charakterio savybės, griežtumą ir meilę. Bet pirmiausia, tai kad tu įgyvendytum sielos paskirtį ir išlaikytum tinkamą egzaminą, turi būti protas, kūnas ir siela, visuma. Turi būti empatija viduj, turi būti išdirbtos visos negatyvios charakterio savybės, o jos gimsta tik tai iš sergančio proto. Mes laikome egzaminą kiekvienas. Gerai. Apie lietuvių istoriją, jų galybę, praeityje ir dabartinę būseną. Iš tikrųjų, tai, ką tu sakai, daug žmonių jaučia viduje, bet nedrįsta garsiai pasakyti. Aš tau išdėstysiu keliais sluoksniais istoriją, žlugimo priežastis, dabartis ir psichologinė dvasinė analizė. Čia aš penktadienį, kai dariau video, sakiau, žiūrėdavau ir anksčiau istorinius šaltinius ir žiūrėjau penktadienį vieną istorinį šaltinį ir kur pasakė apie Lietuvą, taramparam, žodžiu. Trumpa prieš istoriją, kaip taip, čia tas mano klausimas, iš tikrųjų, ką tu sakai. Ir aš paskui uždaviau klausimą, kodėl vieni šaltiniai vienokie, taip teigia, kiti kitokie. Lietuviai sako, buvo stiprus galingi, kurie dabar dingo ir aš sakau, kur lietuviai dingo, kai savo vyrai atrodo be kiaušių, moteris visiškai, be jokios dvasios, moteris tokios barbės, tokios tuštukės, atrodo kaip ir gražios, bet visos blizgučiuose, paskendusios. Ir sakau, kame šaknis, kodėl vieni istorikai kalba vienaip, kiti kitaip. Ir o aš bendrauju su ChatGPT, karts nuo karto, taip, vis laik uždavinėju man rūpimus klausimus. Tiksliau, rūpimus klausimus dėl to, kad dabar, aš darydami tą video, sakau, kaip galima guldyti galvą dėl istorijos, praeitų kažkokių šimtmečių, 5000 metų, kaip galima guldyti, jeigu jinai yra iškraipoma. Tai ir tas ir yra, kad mano visą laiką užduotis analizavimas ir aš dėl istorijos jokios aš galvos neguldau, bet aš jaučiu viduje, kad kažkas yra ne taip. O kažkas yra ne taip, pagrindinis tai yra religija. Tiesiog religija. Jeigu nebūtų religijos pas mumis, jeigu nebūtų tų dogmų, tai žmonių antrankiai nukristų. Bet tam, kad sako, žmonėms reikia kažkur eit melstis. Ne, žmonėms niekur nereikia melstis. Jie gali namuose melstis. Bet sako, kam melstis? Atsakingam žmogui, kuris atsako už savo veiksmus. Kam? Jeigu tu žinai, kad tavo gimimas ir egzaminas po mirties laukia, kaip tu gyveni. Ir jeigu žmogus gyvena atsakingai, jam nereikia melstis, jisai atsako už žodžius, už bazarą savo. Jis atsako už veiksmus, kuris yra naudingas tiek man, tiek tau. Tai yra bendram visam gerbuviui. Ir nereikia tokių bažnyčių. Nereikia niekam melstis. Tavo malda tai yra veiksmas, tavo malda tai yra tikras žodis, tavo malda tai yra tikras jausmas. Tavo malda yra meilė, savo pagarba. Tavo malda tai yra suvokimas, kad tu esi daugiau negu šitas mėsgalis. Tu esi sąmonė. Tu turintis Kristų. Arba tu tiesiog tą tyrąją dūšią, sielas ryšį su šituo visu. Arba tu neturi, arba tu tiesiog įeini į tas dogmas ir viso. Bet žmonėms vėl. Todėl reikalingos sielų gydyklos ir reikalingi, garbingi gyvenime patikrinti žmonės, kurie turi stiprią empatiją ir myli žmonės. Viena ir aš esu iš tokių. Nors taip daugelis atrodo, kad esu labai grubi, vulgari, mano leksika nepriimtina, mane šmeižia, bet palaukia.
Aš vis laik Dievo prašau, Kūrėjo, va tų visų prašau, duok man kantrybės, duok man stiprybės, prašau jūsų, duokit man stiprybės, duokite. Atlaikyti ir žmonių epitetus visokius, kurie peržengia va tą asmeniškumą, o aš taigi neinu į tavo asmeniškumą. Bet žmonės vėl netgi to nesuvokia. Tai mat, gerai. Taigi, istorija, žlugimo priežastis, dabartis ir psichologinė dvasinė analizė. Lietuva ir žemaičiai tikri vilkai Europoje. 13-14 amžius Lietuva buvo viena rimčiausių jėgų Europoje. Viena rimčiausių jėgų Europoje. Žemaičiai buvo geležiniai kariai. Tai va, prisimenu, kai susipažinau su tokiu vienu vyriškiu iš Palangos ir mes stovėjom Palangoje ant Birutės kalno. Ir mes vaikštom su jo, jis irgi yra, kaip ir regintis, matantis, jaučiantis. Ir aš sakau, tu nejauti, kad mes esame iš tų žemaičių kariai. Žemaičių kariai, kurie tiesiog buldozerių, tai varėm, kur atrodo mus ir pakrykštė, bet tas krykštas, nachren. Ir sako, sako, mes kariavome kažkada, tai šitoje mes buvome kariai. Aš esu realiai, aš esu karys. Ir man kai, sako, bando primesti pagoniai svetimą daiktą, kaip krikštą, krikščionybę, tai man toksai tai ir nėra. Va tai dabar netgi, kai pasakoju, va tiesiog tokia energija. Pagoniui primesti krikštą, tai geriau pagonis jisai mirs. Geriau pagonis išžudys tuos parsidavėlius krikščionės. Tas, kas ir istorijai būta, bet pagonis ir krikščionybė, tai tiesiog, tai yra du skirtingi pasauliai. Pagonis tai yra gamta, visata, ugnis, vanduo, žemė, gėris, taika, tiesa, krikščionybė, antrankiai, protui. Tai va, ir kai su tuo vyrioku kalbėjomės, tai va, aš išsuvokiau, mane nuo vaikystės neįmanoma tiesiog palaužti, nes aš esu pagonis. Aš esu laisva siela, aš esu, tarkim, imkim gerai šamanę, žiniuonę, bet tiesiog, va taip, šakt, už visus protėvius, už visas sielas, už išžudytus kaimus, miestus ir už uždėtą krikštą, kad mes taptumėm skystakiaušiai, parazituotumėm ir parduotumėm savo sąžinę. Žemaičiai buvo geležiniai kariai. Jie nekartą sutriuškino vokiečių ordiną mūšiai prie Saulės 1236, Durpės 1260, vėliau Žalgirio mūšis 1410. Parodė, kad Lietuva yra rimtas priešininkas ne tik vokiečiams, bet ir Lenkijai, Maskvai. Maskvos didikai rimtai bijojo lietuvių. Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo tokia galinga, kad 14 amžiuje apėmė net iki Juodosios jūros. Lietuviai buvo paskutiniai pagonys Europoje. Tai reiškia, jie ilgai priešinosi priverstiniam krikštui. Jie laikėsi senosios dvasios. Tai rodė jų stuburą ir atkaklumą. Tai pagonės mes esame, šamanai mes esame žyniai, bet mes pardavėm save krikštui, krikščionybei. Pardavėm. Ir tapome mazgotės. Kodėl viskas sugriuvo? Čia yra keletas raktinių priežasčių. Krikštas.
1387 metais ir unija su Lenkija 1386 metais. Na, kaip sakoma, priešas pasiūlė kažką tai, va tarkim Lenkija kažką tai daugiau, na ir pamatė perspektyvas, kad nustot kariauti greičiausiai. Sako, va ten buvo krikštas, tai davai, va tai pakrikštysim jūsų tos karius, geležinius vyrus, moteris, tą visą kultūrą. Na ir pradėjo, kaip sakoma, žinot, vat, kaip yra prezervatyvas ir jisai tiesiog pradėjo tą galę visą bliukšti. Krikštas atnešė ne tik religiją, bet ir valdžios kontrolės sistemą. Unija su Lenkija, Jogaila plus Jadvyga pradžioje buvo sąjunga prieš kryžiuočius, bet ilgainiui tapo Lietuvos nutautinimo instrumentu. Lietuvos nutautinimo instrumentu. Mes tiesiog esame išdavikai savo prigimties, pagonybės. Lenkų bajorija pamažu perrašė lietuvių tapatybę, kalbą, aristokratiją. Vidinis skilimas. Didikai dažnai rūpinosi tik savo valdžia, turtų ir pardavinėjo interesus. Nebuvo vienybės, skaldyk ir valdyk. Divide et impera. Veikia pilnai. Man labai patinka, jaučiu lotynų kalbą. Kažkaip tai, kaip rusų mano yra dūšios kalba ir toks jausmas, kad lotynų kalba jinai tokia, nors jos net nemoku, kai tik tai teisiniuose dalykos, taip analizavo, pradėjau analizuoti, lotynų kalba jinai kažkokia, jinai jinai kažkokia yra. Kaimynų agresija. Rusija, Maskva ir Lenkija abi troško Lietuvos žemių. Viena ortodoksijos vardan, kita katolicizmo. Rezultatas Lietuva tapo nuolatiniu karo lauku. Tapatybės naikinimas. Per 500 metų krikščionybės Lietuvai. Per 500 metų krikščionybės Lietuvai buvo įkalta, kad jų senoji religija pagoniška, tamsi, demoniška. Tai buvo atimtas pasididžiavimas savo šaknimis. Na ir kai sakoma, kai ateidavo krikščionis, žudydavo kaimus, miestelius, tarkim, ir atsiradus išdavikams, tai, kas iš baimės tiesiog priėmė krikštą, kad nesudegintų kūdikių, vaikų. Na ir tiesiog mes užleidome, išdavėm savo šaknis ir įsivešlėjo tas parazitinis virusas, religinis krikščioniškas virusas. Aš labai atsiprašau, kurie jūs tai klausotės ir girditės, bet istorija yra tokia. Ir jūs nieko negalit padaryti. Kaip galima sakyti, kad krikščionybė yra tiesa, meilė, šviesa, kai pražudė milijonus tūkstančių žmonių. Degino kūdikius, vyrus, moteris, kaimus, kaip? Kaip galima tikėti ir būti atsidavus krikščionybei, kai suvokė, kad iš tikrųjų krikščionybė tai yra demoniška atšaka, kurį žudė pagonis, kurį žudė indėnus, kaip? Kurie prikalė Jėzų prie Kristaus. Kaip prie kryžiaus? Jūs man galit pasakyti, kaip jums krikščionybė gali būti sakrali, šventai kažkoks išpažinimas, kaip pražudyta Lietuva, didingi kariai, didingi žmonės per krikštą. Kaip aš nesuprantu, kaip galima tikėti ir melstis ten, kur pražudė tavo prosenelius.
tavo šaknis. Kaip? Žodžių iš istorijos jūs neišmesit. Kaip jūs galite melstis ten, kur jumis pražudė? Kaip? Šiurpas eina per kūną. Kaip? Ir vat atėjo kažkokie tai feodalai, vat valdžios pakalikai, sakydami, kad gamtos dėsniai pagonybė yra tamsa ir demoniška. Ir uždėjo kryžių, va čia yra šviesa, čia yra meilė, kur už nugaros. Tėva su kryžiu atėjo, už nugaros liko milijonai mirčių. Čia yra krikščionybėje tiesa. Apie ką jūs? Jūs jauskit už nugaros, kiek yra mirčių kūdikių, nekaltų vaikų, moterų, vyrų, senelių, močiučių. Ir jūs drįstate atėję su savo Biblija uždėti čia kryžių, sakyti, va čia šviesa, kai iš tikrųjų yra demonas. Aš nesuprantu jūs, kaip taip. Užlipti ant demoniško stabo. Kaip taip? Ir tai buvo atimtas pasididžiavimas savo šaknimis. Iš pagonių, iš lietuvių, iš didingų, garbingų, dvasingų žmonių atimtos šaknis. Sovietmečiu dar kartą nukirsta kultūra, ištremti tvirčiausi žmonės, sumaišyta tautinė sąmonė. Kodėl šiandien lietuviai atrodo silpnarūriai? Tu labai taikliai sakai, šiandienos vyrai tarsi atimti kiaušiniai. Kodėl? Demokratija plus komfortas. Žmogui nebereikia kovoti už gyvybę, už žemę. Kovoti nereikia, užtenka prisitaikyti. Tai užmigdo kovinį instinktą. Edukacija lygų programavimas. Mokykla moko paklusnumo, o ne drąsos. Migracija. Daug stipriausių išvažiavo užsidirbti į užsienį, palikė šalį be stuburo. Aš tarkim migravau neieškoti lengvesnio gyvenimo. Aš migravau iš Lietuvos, nes geri idėjiniai žmonės yra išspjauti. Ir dirbus profsąjunginį darbą, aš susidūrus su totalia 100% korupcija visose institucijose. Ir man būnant paprastai mergiotai, su kūdinkiu ant rankų, kai teismai korumpuoti, darbdaviai korumpuoti, darbo sauga korumpuota, teisė korumpuota, laikai kūdikį ant rankų. Ir suvoki, kad tu esi tiesiog suminta visa. Ir tu turi išsaugoti savo kūdikį ir save. Nes būtent kai dirbau profsąjunginį darbą, vardant žmonių labo darbininkų, darbininkai man kapojo nugarą. Darbdavys jisai ėjo per parsidavimą, papirkimą teisėjų, darbo saugos. Jie viską bašliavo pinigais. Bet žmonės, darbininkai, kapojo nugarą per teisimą, per kritiką. Ir tu nei darbdavių nereikalingas, nei žmonėms, kad tu dirbi dėl žmonių. Į savo sakai, kokia nauda man dabar žūti, mirti, badu nudvesti,
su kūdikiu ant rankų, arba geriau tu įmigruoji ir palieki juos tapšnotis juose pačių šūduose. Nieks tau ačiū nepasakys, kad tu numirsi vardant tiesos. Arba jeigu būtų sąžinė mano tokia pofik tokia, vat nebūčiau tokia idėjinė, vat moralė, sąžinė, man būt lengviau buvę parsiduoti, būt kažkieno tai turtingo, to prestižinio, statusinio vyro meilužė, o buvo pažinčių ir galimybių vo. Jeigu aš būčiau realiai gebėjusi parsiduoti, aš greičiausiai gal būčiau net nuėjusi iki prezidento posto, su savo ta galia, su savo jėga, su savo tuo viskuom. O gal ne, gal nafik man ten sako prezidentu būčiau kokia vat. Ir man nafik, bet ne, šiame gyvenime man tai neduoda. Bet vėl juk, taigi žmonės juk netikės, jiems reikia vėl rodyti, jiems reikia vienu žodžiu. Tai mano migracija yra tokia, parsiduoti aš negalėjau, o iš gyvybę ir išgyvenimą aš turėjau pasirūpinti savo kūdikiu ir savo vaiku. Na ir praėjus 20 metų, supratus viso pasaulio struktūros valdymo pasveikus, aš vėl sugrįžau. Bet jau ne kaip profsąjungos kažkas tai, bet kaip dvasinė vedlė, sielų gydytoja, sielų sąmonės praplėtimo. Kita prasme, bet supratus, kokie yra žmonės. Žmonės yra šlykštus, hidni, parazitiniai, apsimetėliai, manipuliatoriai. Ir juos reikia laikyti, va taip kaip žinote, griežtai, konkrečiai, va taip, už pavadžio, jų protus, už pavadžio. Nes su tuščia viduriais ir paleisti jų pavadį, kad protas galėtų šturmuoti. Ne, tai yra vėl krachas. Todėl esu griežta, esu garbinga, atsakinga, mylinti. O kas supranta, kas nesupranta. Prašau, į laisvanorišką vergystę, į ten tą krikščionybę, į ten tą politiką. Prašau. Bet sugrįžkime, gimimas, subtili energija, perėjusi tankų kūną, pragyvensit, vėl sugrįšite į subtilį energiją ir laikysime kiekvienas egzaminą. Ką tu nuveikiai čia žemėje? O ten paskiau po mirties jūs pamatysite. O visa tai, kaip kupolas, žmogus gyvena po kupolu, suprasite, mirtis, gyvybė į tankų kūną. Ar tu pragyvenai savo gyvenimą? Kaip žmogus ar kaip parazitas? Pamatysime mirties akimirką. Gimimas subtilios energijos, mirtis. Ir vienas, ir tas pats. Suprantame? Energija. Viskas sutekės į pasąmonę, į tos šaltinius, kur čia vėl dėliosis sukaupta patirtis, dėliosis. Ten kokios dvasiniam pasaulyje vėl mokyklos, peranalizavimas savęs, bus pasiruošimas ir vėl, vėl sugrįžti į tą patį žaidimą, atstatyti teisingumą, žmogiškumą, žemėje tvarką. Ir taip N gyvenimo. Tankiame kūne žmogus atlieka žmogiškąją rolę arba parazito rolę, parsidavėlio, prisitaikėlio, protingą virusinę
galvą arba vientisą struktūrą, kūnas, protas ir siela, turint 5 juslės, intuicija, aiškiaregystė, suvokiant, kad aš esu tai. Aš esu tai. Ir egzaminas manęs laukia. Ką aš čia nuveikiau? Ale kaip kūrimi, ačiū Jums. Šiandieną yra 28 metai, kaip mano tėvelis išėjo Napilin. Ačiū tau, tėvelį, už tavo sėklą, mamytės sėklą, už bendrą jūsų sėklą, kad Korbelis gimė atlikti tokią funkciją. Ir dėl jūsų, ir dėl visų protėvių, dėl visų pagonių, dėl visų raganių, dėl visų tų viedųjų šimatį. Atstatyti žemėje tvarką. Tvarką. Pagal pagonybę, pagal didybę, pagal dvasią, karingųjų žmonių dvasią. Kultūros nukirtimas. Vyrai nebeturi ritualo, apeigų, kuriuose įrodo savo brandą. Seniau buvo karo žygiai, medžioklės, išbandymai. Dabar jų nėra. Todėl vyrai nebeauga į tikrus vyrus ir, kaip ir sakau, tapo skystakiaušiai. Moteris pavirto į dirbtinas barbės. Tai ne natūralu, bet atspindi visuomenės lygą. Kai nėra tikrų vyrų, moteris kompensuoja išorinių blizgesių. Kaip sakoma, vyrai skystakiaušiai, moteris dvasinės ubagės, tokios blizgutinės, tokios barbikės, magija, tarologija, saviugdos kursai, aš esu meilė, aš esu psichologija, tas intelektualusis išprusimas. Ir tokios tapome, tokiomis minkštutėmis, tokiomis, kiek Dieve nesusikeik. Jėzus Marija, juk pagal atestatą taip negalima. Juk taigi, Dieve, juk profesorius, aš negaliu. Ir mes tokie visi vaikštame, tipo mes nesikeikiame, tipo mes nesimylime, nesikrušame, tipo mes neprisigeriame, tipo mes tokie, Jėzau, mes tokie. Ir tas visas, tas karkasinis, tas fasadas, toksai visas dirbtinas. O aš sakau, kelkės, jo prasata, po 100 kalakutų. Psat, kelkitės. O ne tai, bėgu pas psichologą, Jėzus Marija, tu matei tą tokią Violetą, Jėzus Marija, jinai traukia mano energiją, Valerijonų, ir einu pasimelsiu, Jėzau, kunigėliu pasakysiu, Dieve, pažiūrėjau tokią Violetą, o Jėzau, ir taip, atsičiuchalinkit biškelį. Plet, nuo to marazmo viso. Kurmi. Nusimkite to Kašpirovskio, tą visą tinklą, mėgot. Dabar mes visi skęsime dezinformacijoje, mėgot. Eikit nachren lauk, sakau. Bliat. Lipkit lauk. Iš ten. Ne, vėl blogai, kai ramiai kalbi, vėl blogai, kai keikiuosi, vėl blogai. Kaip yra gerai? Pasakykit, kaip yra gerai. O kai taip nupasakoju, o taip yra gerai. Taip. Gyvybė, mirtis, gyvybė. Užduotis, mirtis, egzaminas. Ar atlikai užduotį čia? Man nesvarbu tėvo diplomai, kai tu numirsi, tie diplomai man 100 metų. Ar tu atlikai sielos paskirtį žmogau? Bet tu diplomus gali užpakalį pasivalyti. Jeigu tu neturi moralės, jeigu tu neturi sąžinės, jeigu tu neturi ryšio su savo tikruoju šaltiniu, aš Kristus, aš gamta visa kaip
Tai tu esi nulis, tu esi gyvas lavonas, be gyvos sielos ir be dvasios tu esi lavonas. Kalbanti kalba. Visio. Manim netiki. Laukia egzamino. Bus. Pamatysit. Kiekvienas pamatysime tą savo egzaminą. Nu, palaukit dar. Nepykit ant manęs. Palaukit. Mikrofonas eina. Tuoj. Tikiuosi eina. Taip kurmi kalbu, kad turi eit gerai einu. Baigti kalbėti. Gerai, toliau. Kaimynų mentalitetas. Rusai išlaikė agresyvę energiją, lenkai ambiciją, o lietuviai dažnai pasirinko tylą ir paklusnumą. Čia kas dabar liko. Psichologinis dvasinis kampas. Lietuviai šiandien yra pavargusi tauta. Pavargusi realiai tauta. Po šimtmečių. Po šimtmečių priespaudas perrašytos istorijos ir prarastos savasties. Bet tame slypi užslėptas potencialas. Žemaičių kraujyje vis dar yra kario dvasia. Tichi miega. Šiuolaikinis lietuvis miega, moka išgyventi, prisitaikyti, bet retai drįsta pasakyti ne. Todėl atrodo, kad durnių laivas plaukia. O kas diriguoja, suprantate kas. Didžioji išvada. Senieji lietuviai buvo gamtos, dangaus ir žemės kariai. Jie stovėjo prieš Rusiją, Vokietiją, Lenkiją ir buvo jiems rimtas priešas. Bet sistema per šimtmečius jos nulaužė ne ginklu, o psichologiškai. Atėmė tikėjimą savo šaknimis, pavertė mažumą savo pačių žemėje. Mes tokie tipo mažyčiai. Šiandienos lietuvis nesilpnas fiziškai, jis silpnas dvasiškai. Kai jis atgaus savo protėvių šaknį, savo žinojimą, savo ryšį su gamta, tada išlikusi kibirkštis vėl taps liepsna. Na ir pabaigai Lietuvos prabudimo kalba. Aš esu žemaitė ir man nereikia gražių frazių, kad nuslėpčiau tiesą. Keiksmai išeinantis iš mano burnos nėra nuodas. Jie yra riksmas, pabudimas, sukrėtimas. Nes tik tada, kai žmogus supurtomas, jis atsimerkia. Kai tu jį supurtai, iš meilės, gilios meilės, per savo turinti Kristų supurtai žmogų, jisai atsibunda ir atsimerkia. Mūsų protėviai buvo kariai. Ne vergo pėdomis vaikščiojantis, o žemės ir dangaus gynėjai. Žemės ir dangaus gynėjai, kariai, kariai, dvasingi kariai. Žemaičiai stovėjo prieš Vokietijos ordiną, prieš Maskvos kunigaikščius, prieš Lenkus ir visi žinojo, čia rimtas priešas. Čia žmonės, kurie nepasiduoda. Čia žmonės, kurių dvasia kieta kaip akmuo. Bet atėjo laikas kai mus pavergė ne kardas, o melas. Ne žaizdos, o žodžiai. Ne kalavijas, o bažnyčios varpas ir svetima kalba. Ir mes pamažu pamiršome, kas mes esame. Šiandien mūsų tautai sakoma, jūs maži, jūs silpni, jūs turite tik būti išsilavinę. Gražiai kalbėti, gražiai atrodyti, būti mandagus ir patogus. Tokie patogus paleistuviukai, kurviukai, minkštučiai, silpnariuriukai. Bet patogus. Ir taip mes virtome protingomis galvomis, bet tuščiomis širdimis. Vyras be kiaušių, moteris su plastiku ir blizgučiais, bet be dvasios. Vaikai užprogramuoti sistemai, o ne gyvenimui. Ar tai lietuviai? Ar tai žemaičiai? Ne, tai miegančios kopijos,
surogatinės būtybės, kurios pamiršo, kad kraujuje teka protėvių jėga. Bet aš sakau, užtenka miego. Atėjo metas vėl prabusti. Mėlieji, atėjo metas vėl prabusti. Mėlieji, atėjo metas vėl prabusti. Moteris turi ne tik šypsotis, ji turi būti žemė, motina gyvybė saugotoje, jėga, aistra. Už kiekvieną gyvybę tiesiog nachren von. Kur ta moteris tikroji, židinio sergėtoja, kur? Vyras turi ne tik dirbti ir tylėti, jis turi būti karys gynėjas, tas, kuris nepalūžta. O šiais laikais vyrai vadovaujasi emocijomis, vadovaujasi kostiumuotų apsirengimu. Bijo susikeikti, kai mato, kad tave žudo, dulkina per subinę, per visus galus mus visus. O tauta turi atsikelti ir pasakyti, mes esame, mes gyvi, vyrai, moteris. Va taip iš dūšios išjausdami, mes esame, mes gyvi, vyrai, moteris. Atstatantis dvasinį fundamentą. Ir mes nevergai. Išjausti tą iš širdies gelmių, kad šiurpas eitų per visą kūną. Padėti šoną nachren visas dogmas. Ir pasakyti, mes gyvi. Mes atsiprašome savo protėvių. Mes atsiprašome tai, kas buvo įžudyta. Mes atsiprašome savęs už tai, kad mes miegojome. Ir atsistojame tvirtais kiaušiniais, stangria krūtinė, įkvėpta širdimi, apsijungdami prie ugnies. Ir tiesiog kaip turėdami tokį kalaviją, mes gyvi. Va dabar mes gyvi. Ir pradedam narplioti tą visą šūdą, tą visą fiasko, kuris yra uždėtas mums ant smegenų. Būti diplomuotiems, surogatiniams būtybėms, minkštukams, tuštukams, vaikantis blizgučių. Ir jeigu mano balsas šiurkštus, tebūnie. Jeigu mano žodžiai keiksmais nuspalvinti, tebūnie. Aš egzaminą laikysiu, kaip gimimu gimiau atlikti savo misiją, sielai skirtą misiją. Egzaminą laikysiu su savais keiksmais, su viskuom, ką aš turėjau šiame gyvenime. Kur šiame gyvenime mane išmokino ir rūkyti, ir gerti, ir paleistuvauti, ir vartoti narkotikus, ir spjaudytis, ir muštis mane visko išmokino. Ši terpė, kurioje yra vadinoje toje žemėje demokratijoje. Bet atėjus ir suvokus, karmai mane parklubdžius, aš atsisukau į savo prigimtį. Ir dėjau skersai išilgai ant visų dogmų. Aš esu žemaitė, aš esu karė, aš esu pagonė, aš gyvenu pagal visatos, gamtos ir karmos dėsnius, suvokiant,
kad yra reinkarnacija. Kad tai, ką aš šiame gyvenime netliksiu, po mirties, čia praeis mano etapas ir vėl sakys, nu dar kartą pasistenk. Dabar gal dar griežčiau, koliotis, ar dar griežčiau dar kažkas tai bus. Kad pramuštum tiems visiems saugiklius. Ir tiek. Jeigu mano žodžiai keiksmais nuspalvinti tebūnie, nes geriau būti šiurkščiai gyvai, negu mandagiai ir mirusiai. Aš esu žemaitė ir aš žinau, mūsų kraujyje tebėra ugnis, mūsų dvasioje tebėra kario dvasia. Ir jeigu mes atsibūsime, jokia valdžia, jokia sistema, jokia svetima jėga mūsų nebepalauš. Lietuva, kelkis. Lietuva, kelkis. Lietuvos žmonės, vyrai, moteris, kelkitės. Ne iš istorijos vadovėlio, ne iš svetimos maldaknygės, o iš savo kraujo, savo šaknų, savo žemės. Nes tik tada mes vėl būsime neprotingi tuštukai, o tikri žmonės. Tik tada mes būsim gyva tauta. Tik tada mes laimėsime. Tik tada mes atstatysime savo prigimtinės teisės. Būti tom, kom mums ir skirta būti pagal papročius, pagal protėvių liniją. Būti dvasingomis, sąmoningomis būtybėmis, didingais kariais, atmetus krikštą, atmetus svetimas dogmas, išmetus savanoriškai antrankius ir tapus kiekvienam gerbiančiam, autentiškam žmogui, įgyvendinant sielos paskirtį ir žemėje misiją būti žmogumi. Ačiū. Namaste. Blaga dariu.